Bet vat galvojant apie tai, jeigu tiek daug opcijų yra bendrauti per skaitmeninę erdvę, tai kas belieka bendravimui gyvai. Tai toks gaunasi kaip socialinė atrofija. Atrofuojasi žmonės, nes atrodo viskas pasidaro taip lengva. Čia ir dabar gali parašyti, paskambinti, tu gali vietoj susitikus, gali ir susirašyti, ir kažkaip, net nebūtina skirti laiko, resursų gyvam, tam tokiam tikram, galbūt nepatogiam, su kažkokiam nepatogiam emocijom, bendravimui, konfrontavimui žmonių. Ir tikrai labai įdomiai tada man dabar susišaukė, nes kai aš ruošiausi kalbėti apie tai, nėra straipsnių daug, galbūt yra, gal aš jų nemačiau, kaip tinkamai išgauti tą kokybę iš bendravimo skaitmeninėje erdvėje. Dabar viskas atrodo tarsi pasisukia į kitą pusę, kad skaitmeninė erdvė tiek uždominavus, kad mes turime iš naujo mokytis ir prisiminti, kaip būti tam gyvam santykyje. Gyvam, tikram santykyje.